Jei norite atidaryti demonstracinę sąskaitą su Pocket Option, pataikite į tinkamą vietą. Šiandienos vaizdo įraše žingsnis po žingsnio parodysiu, kaip atidaryti nemokamą demonstracinę sąskaitą ir kaip naudotis platformą. Aprašyme rasite nuorodą į brokerį, kuris leis jums gauti 50% indėlio premiją. Vienas žingsnis. Eikite į brokerio svetainę. Čia rasite visą svarbiausią informaciją apie investavimo sąlygas. Trumpai tariant, brokeris siūlo minimalų indėlį nuo 50 VST, galimybę kopijuoti prekiautojus, signalus, premijas ir nemokamą demonstracinę sąskaitą. Norėdami atidaryti sąskaitą, tiesiog užpildykite dešinėje esančią formą. Čia įveskite savo pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite naudoti greitesnį būdą, užsiregistruokite naudodamiesi Facebook arba Google. Registraciją patvirtinkite mygtuku. 2 žingsnis. Atidarę paskyrą, būsite automatiškai perkelti į platformą. Bus rodomas sveikinimo pranešimas, kuris supažindins jūs su tuo, kaip atrodo prekyba demonstracinėje sąskaitoje ir paaiškins, kaip pradėti uždirbti pinigus prekiaujant dvejetainiais pasirinkimais. Jūs pereisite per žingsnis po žingsnio vedamą pamoką, kurioje sužinosite, kaip pasirinkti investicinę priemonę, kaip sudaryti sandorį ir kaip atidaryti poziciją. Visas procesas yra labai paprastas. 3 žingsnis. Norėdami atidaryti pirmąją prekybą, įsitikinkite, kad naudojate demonstracinę sąskaitą. Tada pasirinkite turtą iš kairėje esančio pasirinkimo langelio. Kuo didesnė grąža, tuo daugiau pinigų uždirbsite, jei jūsų prognozė bus teisinga. Dešinėje pusėje yra pavedimų konfigūratorius. Čia nustatysite galiojimo laiką, investicijų sumą ir patvirtinsite didesnės ar mažesnės vertės sandorio atidarimą. Jei prognozė tiksli, per kelias sekundės uždirbsite iki 95%. Jei suklysite, prarasite 100% investuotos sumos. Daugelis profesionalių prekiautojų siūlo investuoti ne daugiau kaip 5% savo indėlio. 4 žingsnis. Norėdami pasinaudoti sveikinimo premiją, tiesiog spustelėkite geltoną mygtuką viršutinėme dešiniajame ekrano kampe. Taip pradėsite savo 1 indėlio atlikimo procesą. Čia turite pasirinkti įmokos metodą, pasirinkti įmokos sumą ir patvirtinti mokėjimą. Nepamirškite, kad jei norite įmokėti pinigus kortelę, turite patvirtinti savo paskyrą. Jei neturite patvirtintos paskyros, įmoką galite atlikti naudodamiesi viena iš turimų internetinių piniginių arba kriptovaliutų piniginių. 5 veiksmas. Anksčiau ar vėliau ateis laikas atsiimti pinigus. Norėdami tai padaryti, turite patvirtinti savo paskyrą. Kairėje pusėje yra profilio skirtukas, kuriame turite užpildyti savo duomenis ir gyvenamąją vietą. Tada šios duomenis turite patvirtinti atsiųsdami savo asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo nuotrauką, o savo adresą atsiųsdami sąskaitos už elektrą nuotrauką. Patikrinimas trunka kelias dienas, o kai viskas patvirtinama, atrakinsite galimybę įmokėti pinigus Visa ir Mastercard kortelėmis. Taip pat galėsite išsigryninti pinigus. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas. Atkreipkite dėmesį, kad neprivalomą sveikinimo premiją galima gauti tik tada, jei atsidarysite sąskaitą naudodamiesi aprašyme pateiktą nuorodą. Priešingų atveju šiuo pasiūlymu negalėsite pasinaudoti. Ačiū, kad žiūrėjote, raginu pamėgti vaizdo įrašą ir užsiprenumeruoti mano kanalą. Iki kito karto.